Tai šiandien noriu pakalbėti apie pirmąjį Vilniaus vaizdų fotografą Abdoną Korzoną, pristatyti jo darbus, jo gyvenimą, papasakoti apie jo likimą ir jo dalyvavimą 1863 metų sukilime. Abdonas Korzonas gimė 1824 metais Raseinių apskrityje. Korzonas augo Lietuvoje, Žemaitijoje, bet kai sulaukė 12 metų, jo tėvai persikėlė į Paliesę, Baltarusijoje. Ir čia Korzonas su broliais pradėjo lankyti Mozyriaus mokyklą. Po keliarių metų persikėlė į Slucką, Slucko gimnaziją. Ir jis turėjo 3 brolius. Broliams mokslai sekėsi normaliai ir visiškai gerai, jaunesniems broliams. Tuo tarpu pats Abdonas Korzonas mokykloje nepasižymėjo gerai. Ir keliarius metus vis kartodavo tą kursą. Mokykla iš tikrųjų, Slucko gimnazija, 6 klasės net nebaigęs išėjo iš Slucko gimnazijos, būdamas jau 24 metų. Tai įvyko 1848 metais. Kas jo gyvenime vyko per likusius kitus 10 metų, nežinome. 1858 metais jis atsikėlė su mama ir 2 seserimis atsikėlė į Vilnių. Ir čia prasideda tas įdomiausias jo gyvenimo etapas. Jis jau apsisprendęs būti fotografu. Iš kur turėjo pinigų, sunku pasakyti, bet tuo metu jau tėvas buvo miręs, tai tikriausiai tai buvo jo sukauptas turtas, jo palikimas galėjo būti tas finansinis pagrindas, kuris leido Abdonui Korzonui užsiimti fotografiją. Viename laiške jisai rašo mamai, kad sako, dabar aš užsiimsiu fotografiją ir tikrai pats gerai gyvensiu ir jūsų gyvenimą užtikrinsiu. Tai atsikėlęs 1858 metais į Vilnių, jis apsigyveno su mama ir seserimis, apsigyveno dabartinėje Subačiaus gatvėje, ten Strazdelio gatvės kampas, iš kurios matė labai gražias Vilniaus panoramas iš tas vietas. Buvo šiek tiek tikriausiai jau mokęsis fotografijos, nes kažkur kitur, neaišku kur, greičiausiai Peterburge. Ir 58 metais išvyksta į Paryžių toliau tobulintis fotografijos. Paryžius buvo labai svarbus formuojantis Abdono Korzono pažiūrom į fotografiją ir jo tobulėjimai fotografijos srityje. Be abejonės, mes nedaug žinome apie jo buvimą Paryžiuje ir ką jis ten veikia, bet be abejonės jis susipažino su pažangiausia fotografijos technika, su fotografijos pasiekimais, susitiko su kitais ten Paryžiuje dirbusiais fotografais ir į Vilnių parsivežė tokius dalykus, kaip pavyzdžiui stereoskopinė fotografija. Abdonas Korzonas tampa pirmuoju Lietuvoje stereoskopinės fotografijos fotografu. Iš Paryžiaus grįžta 58 metų pabaigoje ir iš karto apsigyvena kitoj vietoj. Apsigyvena adresu Imbarai, o tai yra didžioji gatvė prieš Rotušės aikštėje, dabar mums įprasta tą vietą vadinti Rotušės aikštė, Imbaruose, Adomavičiaus name. Adomavičiaus namas nėra išlikęs, bet jisai buvo šitoj vietoj ta posesija. Ir apsigyvena ir įkuria savo fotoateljė. 59 metais ta fotoateljė pradeda veikti. Fotoateljė turi būti viršutinėme pastato aukšte, kad būtų tinkamas apšvietimas. Na, o apačioj pirmam aukšte tikriausiai buvo tokia parduotuvėlė, krautuvėlė, kurioje jisai taip pat ir užsakymus priiminėjo ir prekiavo fotografijos priemonėmis, nuotraukomis, kanceliarijos priemonėmis ir panašiai. Taigi, šioje vietoje įrengtoje ateljė lankėsi įvairiausių sluoksnių vilniečiai, kurie norėjo pasidaryti portretus. Tuo metu Vilniuje jau veikė 4-5 fotoateljė ir jos šiek tiek specializavus. Korzono ateljė nebuvo pati brangiausia ir prabangiausia. Čia ateidavo jaunuoliai, galbūt jinai buvo truputį ir pigesnė, ateidavo jaunuoliai, patriotiškai nusiteikę jaunuoliai. Čia neidavo patys turtingiausi vilniečiai. Iš tų jo sukurtų portretų galime matyti
daugelio 63 metų sukilėlių portretų galerija. Bet fotografavosi ir kiti žmonės, fotografavosi kunigai, mokytojai, inžinieriai, gydytojai ir panašiai. Korzonas, be viso kito, pirmasis išėjo į gatves fotografuoti Vilniaus vietovaizdžių. Šioje vietoje padaryta viena iš gražiausių Abdono Korzono nuotraukų, stereoskopinė nuotrauka, kurioje pirmame plane yra grupė žmonių, vaikų ir saugusių, o tolumoje matome visą tą Didžiosios ir Pilies gatvės perspektyvą. Situacija šiek tiek pasikeitusi, kai kurie namai neišlikę, kai kurie nugriauti. Bet vieta įdomi tikriausiai dar ir dėl to, kad greičiausiai šičia fotografas nuotrauką nufotografavo šičia, o ryškino greitai sugrįžęs į savo fotoateljė. Fotografijos istoriją besidomintiems žmonėms tikriausiai nereikia nepriminti, kad tuo metu, kai gyveno ir fotografavo Abdonas Korzonas, fotografai naudojo vadinamąjį šlapiojo kolodijaus metodą. Ką tai reiškia? Tai fotografas negatyvinę plokštelę turėjo pasidaryti prieš pat fotografuodamas, užliedavo kolodijaus klampaus skysčio, jautrinto jau šviesai sluoksnelį ant negatyvinės, ant stiklo ir turėjo labai greitai, kol ta plokštelė neišdžiūvo, ir fotografuoti, ir ryškinti. Tai norėdamas fotografuoti gatvėje, lauke, priemiesčiuose, fotografas su savimi turėjo nešiotis palapinę, kurioje būtų galėjęs tamsoje daryti visas fotografinės operacijas. Tai yra pirmoji labai graži Vilniaus gatvių fotografija. Fotografavo Rotušės aikštę, Rotušės pastatą, fotografavo Vilniaus apylinkės, atrado gražiausius Vilniaus stebėjimo taškus. Jo dėka turime ankstyviausias Lukiškių aikštės, Pilies kalno nuotraukas. Matome ir Vilnių nufotografuotą iš Pilies kalno. Jis buvo vienas pirmasis fotografas ir ilgą laiką paskutinis fotografas, kuriam buvo dar leista fotografuoti iš Gedimino Pilies kalno pilies. Iš ten jisai pažvelgė fotoaparatą, nukreipė į Šnipiškes, į Lukiškių priemiestį. Vėliau tą patį Lukiškių priemiestį fotografavo nuo Tauro kalno. Padarė gražią Vilniaus panoramą nuo Tauro kalno link miesto centro, link rytinių kalvų. Taigi, Abdonas Korzonas tikriausiai Paryžiuje pamatęs, kokią paklausą turi vietovaizdžių nuotraukos, ne tik portretinės nuotraukos, kurias buvo gerokai lengviau padaryti ir kurios natūraliai jau turėjo paklausą. Jis užsiėmė vietovaizdžių fotografavimu. Yra pirmasis Vilniaus fotografas išėjęs į gatves ir pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Jo sukurtame Vilniaus vaizdų albume turėjo būti ne mažiau kaip 20 nuotraukų. Albumas neišliko, bet ir ne visos nuotraukos išliko. Jų yra, gal šiuo metu yra įvairiose vietose, mes galime surasti 15 nuotraukų. Bet jos yra nepaprastai įdomios. Jos vaizduoja ir Vilnių, Vilniaus priemiesčių, Vilniaus gatves. Jis padarė ankstyviausią Panerių tunelio nuotrauką, padarytą dar tuo metu, kai tunelis tik buvo baigtas rausti ir įrengti ir dar nebuvo oficialiai atidarytas. Deja, labai deja, fotografo gyvenimą labai pakeitė, o jo kūrybinę veiklą visiškai nutraukė 63 metų sukilimas. Šeimoje buvo auklėjimas patriotiškai ir jo seserys dalyvaudavo 61 metais Vilniuje vykusiose religinėse patriotinėse manifestacijose. Dėdė buvo 31 metų sukilimo dalyvis ir buvo priverstas pasitraukti iš Lietuvos į Prancūziją. Ir natūralu, kad ir Abdonas Korzonas su savo broliais negalėjo likti nuošalyje. Jaunesnis brolis Brunonas tuo metu gyveno
Rusijoje, buvo miškininkas ir dirbo Maskvoje. Išgirdęs žinias apie sukilimą, jis taip pat grįžo į Vilnių ir įsitraukė į sukilimo veiklą. Organizavo ginklų tiekimą iš Maskvos, verbavo jaunuolius eiti į sukilėlių būrius kovoti miškuose. Jo tas atramos taškas buvo brolio Abdono fotoateljė. Jisai šioje fotoateljėje už studijos širmos buvo paslėpęs ginklus atvežtus iš Maskvos ir be ginklų taip pat ir šovinių. Tikriausiai apie kurzonų dalyvavimą šioje veikloje, verbavimą, sukilėlių verbavimą buvo jau žinoma ir cariniai kariškių valdžiai. Ir jie atsiuntė tokį provokatorių, savo karo muzikantą, lenką, gimusį Varšuvoje, kataliką. Ir tokiu būdu šitas žmogus atėjęs nusifotografuoti vieną kartą, paskiau įgijo brolių pasitikėjimą ir jie pradėjo jį verbuoti eiti į sukilimą, atsinešti ginklą ir eiti į sukilimą. Tada tas provokatorius viską papasakojo savo vadovams ir gavo leidimą toliau žaisti šitą žaidimą, apsimesti, kad jis tikrai nori eiti į sukilimą. Tai vyko 63 metų balandžio mėnesį, Velykų laikotarpiu. Galų gale buvo sutarta, kad jie nueis kad tas provokatorius Koteckis nueis į Bernardinų bažnyčios vienuolyną, duoti priesaikos, atsineš ginklą ir tokiu būdu jis jau eis į būrius. Ir tuo metu, kai Koteckis čia jau buvo, jau jie ruošėsi, vieną rytą ruošėsi jau tam tai operacijai eiti į būrius, eiti į vienuolyną, duoti priesaikos. Korzonas pastebi pro langą, kad čia jau ateina kariškiai, policijos pristavas ir jau supranta, kad yra blogai, kad čia ateina jo areštuoti. Jis greitai ten sudegina visus įkalčius, ginklų nepaslėpia, todėl juos kratos metu randa. Ir yra be galo daug įkalčių, kurie kaltina, kurie įrodo, kad jisai dalyvavo sukilimo veikloje. Suimamas ir areštuojamas, suimamas, pradžioj laikomas 14 pastate, tai vadinamoji Vilniaus tvirtovės areštinė. Čia jisai pradžioj jokių liudijimų nepateikė, bet vėliau pamatęs, kad jau pradėtos vykdyti mirties bausmės sukilėliams, sutrinka, nepalūžta, neatlaikęs tos tokios psichologinės naštos. Jam sutrinka proto galios ir išsiunčiamas į psichinių ligų skyrių. Iš tikrųjų, istorikai ir liudininkai įvairiai vertina Korzono tardymo metu duotus parodymus. Mano manimu, jisai pradėjo duoti liudijimus, bet mano manimu, kad jisai nepaminėjo nei vieno sukilėlio pavardės, kuriam būtų grėsusi kokia nors, dėl tų jo parodymų būtų grėsusi kokia nors, kilusi kokia nors grėsmė. Kaip bebūtų, Korzono kaltė yra įrodoma, jis yra nuteisiamas tremtimi į Sibirą. Sibire jis praleidžia mažiausiai 64 metais yra išsiunčiamas, 74 metais yra paskutinės žinios pasiekusios mūsų laikus apie jo gyvenimą. Tuo metu jis jau yra visiškai silpnos sveikatos, jokio darbo neturi, fotografija žinoma nebeužsiima ir pragyvena tik tai iš valstybės teikiamos nedidelės pašalpos. Taip jo gyvenimas ir užsibaigė, į Vilnių negrįžta, Vilniuje lieka jo 2 vaikai, jo buvusi žmona, nes kai jisai ištremiamas į Sibirą, jinai išsiskiria su juo, išteka už kito vyro, Vilniaus architekto.
toks liūdnas mūsų fotografo likimas.